Sveikas, aš esu Filipas. Šiandien parodysiu tau paprastais pavyzdžiais, kaip teisingai glaistyti, paaiškinsiu, kokį glaistą naudoti, kokiu tikslu ir koks yra kiekvieno jų privalumas. Vegan-Frisch yra valiklis skirtas šalinti riebalus, nešvarumus, apnašas ir priežiūros plėveles. Jis greitai ir paprastai užtikrina higienišką švarą. Su patogia dozavimo kempinėle jis tinka visų tipų siūlėms ir keraminėms plytelėms. EasyFix vidaus dažai skirti dėmių ir nešvarumų vietoms padengti. Taip pat yra dozavimo kempinėlė, kuri palengvina naudojimą. EasyFix galima naudoti ant paviršių, tokių kaip mūras ar tinkas, taip pat ant tapetų. Medžio glaistą Holzspachtel naudoja įtrūkimams ar skylėms medyje užtaisyti, pavyzdžiui, balduose, duryse ar languose. Jis greitai džiūsta, jį galima perdažyti, o išdžiūvęs būna baltas. Montavimo klijai Montaža Kleber tinka grindjuostėms, apdailos juostoms, grindų plokštėms ir lubų elementams. Jie pasižymi labai stipria klijavimo galia ir tinka medienai, medžio drožlių plokštėms, fibrocementui ir plastiko plokštėms. Remonto glaistą vidaus darbams Reparatur Spachtel für Innen naudoja skylėms užtaisyti ir užpildyti, pavyzdžiui, gipskartonio sienose, mūre ar tinkui. Jį puikiai galima perdažyti. Naudodamas Reparatur Spachtel für Außen, taip pat gali užtaisyti įtrūkimus ir skyles, pavyzdžiui, fasaduose ar lauko tinkuose, nes jis yra atsparus oro sąlygoms.